Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Labas, šiandien noriu Jūs supažindinti su išmaniuoju Panasonic televizoriumi TX55 AS640E. Pradėsiu nuo jo išvaizdos, kuri yra truputį neįprasta. Viršutinis ir apatinis rėmai sidabrinės spalvos, o šoniniai rėmai juodos. Žiūrint į televizorių, vienų sidabriniai rėmeliai gali erzinti, kitiems jie gali pasirodyti kaip puikiai dizaino detalė. Viskas tikrai priklauso nuo skonio. Vis tik televizoriui svarbiausias dalykas yra vaizdas, o jis, patikėkit, tikrai labai didelis. 55 colio ilgio įstrižainė yra viena didžiausių tarp LED televizorių. Jei ieškote didesnio, limitas yra 65 colio įstrižainės ekranai. Beje, vaizdo atkūrimo dažnis yra net 1200 Hz, todėl televizoriaus vaizdas yra itin ryškus ir kokybiškas. Panasonic AS640E, kaip ir dauguma LED televizorių, palaiko 3D funkciją. Pasirinkite vieną iš dviejų žiūrėjimo režimų. Active Shutter 3D režimas leidžia žiūrėti aukštos kokybės 3D vaizdus, o Polarized režimu patogiau žiūrėti ilgesnį laiką. Tiesa, kol nepamiršau, norint žiūrėti 3D filmus, reikia įsigyti ir 3D akinius, kurių komplekte dėja nėra. O dabar pereisiu prie sudėtingesnių dalykų. Kasgi šį televizorių padaro išmaniuoju? Visų pirma, vadinamoji intuityvioji sąsaja. Jos dėka reikia mažiau ieškoti, atsirinkinėti ir galvoti. Per intuityvią sąsają žiūrovui rekomenduojamas TV programos, VOD, lietuviškai išvertus vaizdo įrašai pagal poreikį ir interneto turinys. Paaiškinsiu paprasčiau. Jei žmogus mėgsta žiūrėti sporto varžybas, futbolą, krepšinį, televizorius automatiškai jam surašys visas sporto varžybas, kuris jis rekomenduoja jam pažiūrėti. Norimą turinį galima greitai rasti naudojant balsą arba jutiklinį valdymo pultelį, o My Home Screen funkcija leidžia pagrindinį ekraną pritaikyti savo poreikiams, pavyzdžiui, išdėstant jame mėgstamiausias savo programas. Panasonic AS640E yra technologinio susiliejimo tarp kompiuterio ir televizorio pavyzdys. Jis turi integruotą belaidžio interneto jungtį. Televizoriuje galima žiūrėti youtube.com įrašus, prisijungti prie socialinio tinklo, vykdyti vaizdo skambučius. Jį galima valdyti ir nuotoliniu būdu, tam tai reikia išmaniojo telefono. Pavyzdžiui, esant darbe nustatyti, kad televizorius įrašytų rungtynes, kurios rodys darbo metu. Šis LED televizorius ir praktiškas, ir ekologiškas. Energijos taupymo skydas mažina elektros sąnaudas, bet taip pat ir aplinkai keliamą žalą. Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo.